Sveiki, mėly klausytojai, įsijungę tinklalaidžių ciklą Žalieji pokalbiai. Su jumis sveikinuosi aš, Rugilė Matusevičiūtė, tinklalaidės vedėja. Šio epizodo metu pakviesime jūs į kelionę per žaliasias miesto erdves šalia mokyklų, kuriuose per patyriminį ugdymą apie maisto grandines mokiniai įgyja praktinių įgūdžių spręsti klimato kaitos iššūkius. 2023 m. lapkričio mėnesį įvyko Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų valdymo agentūros ir TechZiti organizuotas hakatonas Teach for Climate – pamokos apie klimato kaitą. Hakatone ieškota tinkamiausių sprendimų susijusių su mokinių kompetencijos gerinimu klimato kaitos tematika, tinkamai įvertinant socialinės, pilietinės veiklas, formalųjį ugdymą arba laisvalaikio užimtumo galimybės. Hakatone pirmą vietą užėmė menininkės Evelinos Šimkutės, Europos klimato pakto ambasadorės Sandros Galdikaitės, darnumo mokslo praktikės Rūtos Lukošiūnaitės suburta komanda parengusi idėją sukurti neformalaus ugdymo programą Gamta mieste, siekiančią spręsti klimato kaitos iššūkius per maisto grandines. Idėja plėsti žaliasias erdves šalia mokyklų, kuriuose būtų galima praktiškai tyrinėti mokykloje girdimas teorinės žinias apie klimato kaitą ir ugdyti ateities lyderiams reikalingas kompetencijas. Ši idėja nepaliko abejingų ir hakatono Teach for Climate pamokos apie klimato kaitą komisijos narių. Šiai idėjai įgyvendinti hakatono organizatoriai skyrė lėšų ir neilgai trukus komandos gretas įgyvendinant iniciatyvą papildė dalyvaujamojo dizaino specialistė Ugnė Balčiūnaitė ir gamtininkas Tomas Pocius. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip klimato kaita keičia ugdymą, apie trokštamus pokyčius mokymasi apie klimato kaitą ir apie tai, kaip sekėsi kurti iniciatyvą Gamta mieste, su kokiais iššūkiais ir sprendimais susiduria ši maisto kelio lauko mokyklų iniciatyva. Na, o tinklalaidėje šiandien su manimi kalbasi Gamta mieste viena iš įkūrėjų, fasilitatorė, minkštųjų įgūdžių praktikė, kūrybininkė ir Europos klimato pakto ambasadorė Sandra Galdikaitė. Labas, Sandra. Labas. Ir asociacijos žinių ekonomikos forumas direktorė, viena išvykusio hakatono komisijos narių, Neda Žutautaitė. Sveiki, Neda. Sveiki. Tai galbūt pradėkime nuo tokio platesnio klausimo, ar ne, apskritai nuo klimato kaitos temos švietimo sistemoje. Ar ji jau yra pakankamai įsitvirtinusi į mūsų ugdymo programas ir, ką reikėtų galbūt vis dėlto daryti, kad geriau paruoštume moksleivius, turėti geresnės žinias šioje temoje ir ruoštis šiam iššūkiui, kuris, norėčiau sakyti, artėjantis, bet iš tiesų jau yra už mūsų lango. Tai galbūt, Neda, pradėkime nuo jūsų. Taip, tai ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, tai, ką jūs sakot, jau dabar šitas iššūkis iš esmės yra ir jisai liečia mūsų švietimo sistemą ir čia yra vienas iš tokių kelių globalių iššūkių, su kuriais tenka susidurti. Ir žiūrėdami į švietimą mes visada labai norim, kad jisai paruoštų globaliems iššūkiams, suteiktų reikiamų kompetencijų, jas atliepti, tuos iššūkius atliepti, kažkaip prisidėti gal prie jų sprendimų paieškos ir klimato krizė čia nėra kažkoks kitoks klausimas. Tai šioje vietoje, aišku, visame pasaulyje, jeigu taip žiūrėtume, tai yra ir situacijų, kur ekstremalios klimato sąlygos tiesiogiai trikdo ugdymo procesą. Lietuvoje mes, žinoma, to neturim ir tai būtent žiūrim kaip į svarbų iššūkį, kurį reikia įtraukti į ugdymo turinį nuo bendrojo ugdymo mokyklose iki pat aukštojo mokslo ir panašiai. Ir taip pat mes vis dar kažkaip tikimės, ar ne, kad būtent edukavimas apie klimato krizę irgi gali būti dalis tos krizės kaip problemos sprendimo. Tai jeigu taip žiūrint, tai kokia ir kiek šiai dienai mūsų sistema yra pajėgi prisitaikyti, tai galima žiūrėti per keletą skirtingų lygmenų. Tai yra bendrajame ugdyme tikrai turim vieną vertus formalaus ugdymo turinio erdves, kur galima yra įtraukti. Tai mes esam atlikę net šiokią tokią analizę, panagrinėjimą, kaip atnaujintose ugdymo turinio programose klimato krizė atsispindi. Tai gal čia po to galėsiu papasakoti detaliau. Bet kažkiek tos klimato kaitos paliesti yra galima tenai. Žinoma, prisideda ir įvairios iniciatyvos, neformalaus švietimo, tarpdisciplininės turinio galimybės ir formatai, kurie taip pat papildo. Kai kurios savivaldybės netgi imasi papildomų veiksmų, iniciatyvų, ypač žinoma kokia Tauragė, Vilnius, kuris siekia tapti neutralūs klimatui miestai ir tada savivaldybės papildomai investuoja. Aukštajam mokslui institucijos taip pat priima sprendimus pačios, tai juose irgi vis daugiau ir daugiau atsiranda tokios refleksijos ir atsisukimo ir požiūrio į šitą globalų iššūkį.
nuo irgi dalykų įtraukimo iki labiau socialinės atsakomybės, darnaus vystymosi perspektyvos, kurios ir strategijos randasi ir visur kitur. Bet kuriuo atveju, kažkaip kalbant apie klimato krizės atliepimo švietime, man atrodo, kad labai svarbu yra kalbėti ne tik apie tai, kaip mes tą temą integruojame, kur mes ją padedam arba kaip mes ją išdėstom, ar mes ten pakalbam apie darnaus vystymosi tikslus ar apie kažką kitą, bet būtent apie žalių kompetencijų ugdymą, apie kompetencijų, kurios bus reikalingos spręsti tokius iššūkius kaip klimato kaita, ir tam yra ir įvairių susitarimų, ir ES turim žaliųjų kompetencijų visokios frameworkus ir sistemas, ir tai reikia diegti iš esmės, bet va čia ir atsiranda didžioji problema, nes tam, kad tu galėtum tai diegti į programos turinį, reikia turėti pakankamai žinojimo, mokytojai, ugdytojai, švietėjai turi būti pasiruošę, turi turėti pakankamai informacijos, metodų ir būdų, kaip tos klimato kaitos mokyti, kaip tas kompetencijas suteikti ir jas ugdyti. Tai gal aš čia šiek tiek sustoju, bet man atrodo, kad čia yra esminis elementas, kalbant apskritai apie taip bendrąjį švietimo lauką, kalbant apie klimato kaitą. Iš ties labai įdomu ir norėsis pakalbėti ir apie tos alternatyvius ugdymo būdus, netrukus tam tikrai tinklalaidai skirsim daug laiko, bet dar norisi šiek tiek stabtelti prie Nedos, nes daug labai įdomių dalykų paminėjote ir norisi kelis juos išgryninti. Tai minėjote žaliąsias kompetencijas, ar ne? Tiem, kurie dirba švietimo sistemoje, tas terminas gali būti girdėtas, jau gerai pažįstamas, tiems, kurie galbūt tik tai pradėjo gilintis į šitą temą arba yra iš viso nauji, gali visai tai būti negirdėta. Tai kas yra tos žaliosios kompetencijos, kurios ir leidžia žmogui, iš esmės pasiruošti ateityje efektyviai kovoti su ta klimato krize, ar prie jos kažkiek prisitaikyti ir turėti tas kompetencijas, kaip ir jūs minėjote, kuriuo ateityje vis dėlto vis labiau reikės? Tarp tų žalių kompetencijų čia yra toks ES Green Comp modelis, kuriam 12 kompetencijų yra taip išdetalizuota ir atskleista, nuo tvarumo vertinimo, paramos sąžiningumui, gamtos populiarinimo, iki tvarumo įtvirtinimo, tokio sisteminio mąstymo, kritinio mąstymo, problemų formulavimo gebėjimų, tada toks labiau perėjimas jau į veiksmo perspektyvą, ateities raštingumas, gebėjimas prisitaikyti, tyriamasis mąstymas ir politinis veiklumas, kolektyviniai veiksmai, individuali iniciatyva. Tai aš jas taip pavardiju, bet iš esmės tai yra skirtingo lygio kompetencijos, kurios apima tiek supratimą ir vertinimą tvarumo požiūrių procesų, kurie vyksta aplinkui mus, tiek gebėjimą prisitaikyti, ateities raštingumą ar tyriamą į mąstymą, kas iš esmės yra kitokie mąstymo gebėjimai jau, iki tokių dalykų, kurių mes gal nesiejam su tvarumu tiesiogiai, kaip kritinis mąstymas, ar ne, arba individuali iniciatyva, bet tai ir tokie socialiniai gebėjimai ir kompetencijos čia irgi yra svarbios, nes klimato krizė yra labai kompleksinis iššūkis, kuris ne tik žinojimo reikalauja apie tai, kaip viskas čia vyksta ir keičiasi, bet ir visos visumos mūsų gebėjimų adaptuotis, prisitaikyti ir ieškoti būtent sprendimų. Tai nelengva yra tas kompetencijas bandyti atliepti ir ugdyti. Mes švietime turim tam tikras kompetencijas, į kurias šiaip ar taip orientuojamės dabar per atnaujintas ugdymo programas, dalis tų kompetencijų čia sutampa, bet tam, kad orientuotis jau konkrečiai į būtent paruošimą jaunų žmonių reaguoti šitoje kaitoje, yra papildomas iššūkis, papildomas darbas ir tikrai nemenkai dėmesio ir žinių reikalaujantis. Tai tokios būtų tos pagrindinės kompetencijos, o kaip jau jos atsiskleidžia, tai čia švietimo tokioje sistemoje, kaip iš esmės ugdymo programose, mes neturim jų pilnai atvaizduotų. Tai čia jau yra mūsų iniciatyva, įvairūs skirtingi būdai, nuo formalaus, neformalaus, dar kitų švietimo būdų, bandyti juos atliepti ir tas kompetencijas įtvirtinti. Mačiau, Sandra norėtų papildyti, tai prašau. Mokytojai formaliame ugdyme turi galimybę 30% pačio ugdomojo turinio rinktis patys. Aš gal galiu pasidalinti keliais pavyzdžiais, kas veikia. Dirbau su keliomis mokyklomis, kurie prašo kompetencijų ugdymo, darnumo temomis. Ir kas veikia, tas kompetencijų ugdymo mokymosi dienas arba mokymo dienas, gal taip pavadinkim, mokytojai pasidaro kaip šventę.
nes visos tos patirtis, tyrinėjimas aplinkos per biologinius, fizikinius, cheminius procesus vyksta lauke. Ir mes tos mokymus padarom kaip šventę, kad jie tarp viso to turinio gausos, nes mokytojai turi beprotiškai didelį krūvį, jie išeina tą vieną dieną lauke, tyrinėja, įvairios veiklos vyksta, integruojamas ir klimato, ir gamtos mokslo, gyvybės mokslo temos. Ir jie tokie grįžta pasikrovę po to mokymo, nes, būkime atviri, Lietuvoje mokymo dar tokia kompetencijų ugdymo formatai yra tokia lenta suolas principu, kad kelias valandas mes klausomės kažkokios informacijos ir paskui esam palikti su ta informacija, o ką su ją daryti. Tai vienas dalykas yra išgirsti, o kitas dalykas yra pačiam ją pačiupinėti, patirti, priliesti, paklausyti, užuosti. Tai kas veikia iš mokytojų kompetencijų ugdymo, tai tos mokymosi dienos padarytos kaip šventė. Bet galbūt užsiminei, Sandra, apie patyriminį ugdymą ir turbūt jo svarbą, galbūt ne tik mokytojams, specialistams, bet ir mokiniams, turbūt šita tema yra lengviau suprantama išėjus į gamtą, kai mes galime suprasti tas jungtis, ar ne, tarp grybų ir medžių ir švaraus oro ir biologinės įvairovės ir oro sąlygų ir vandens taršos, ar ne, visi šitie procesai, kurie yra be galo kompleksiški, jie yra labai susiję ir čia mes kalbam tik tai apie gamtinius procesus, o dar kai įsitraukia ir socioekonominiai procesai, kurie yra labai tampriai susiję su klimato krize, tai pasidaro iš ties sudėtinga, kaip priminėjai tuo principu, suolas lenta, turbūt sukurti tą suvokimą, ar ne? Tai galbūt ir norisi čia prieiti prie jūsų iniciatyvos Gamta mieste, kuri tarsi ir stengiasi atnešti naujus ugdymo būdus apie šitą temą moksleiviams ir prigretinti moksleivius prie gamtos per tą patyriminį ugdymą, per tiesiog maisto grandinių kompetencijų didinimą šalia mokyklos. Tai galbūt galėtumai pradžiai papasakoti, kaip iš viso kilo šitą idėją ir ką daro Gamta mieste, koks šio projekto tikslas? Gamta mieste, jeigu paprastai kalbant, tai yra neformalaus ugdymo programa moksleiviams, 10 užsiėmimų programa, kurioje yra integruotos įvairios temos, bet tokios 3 jungtinės pagrindinės yra klimato kaita, maisto tinklai ir biologinė įvairovė. Ir į jau šitas 3 temas įlindus mes skaidome daugiau tokių smulkesnių temų. Pavyzdžiui, vanduo, iš kur atkeliauja maistas, kiek trunka, kainuoja jį užsiauginti, kas yra kompostas, kaip atsiranda organika. Ir yra skaidoma pačioj programoje dar į smulkesnės temas. Šalia 10 užsiėmimų visos programos metu yra kuriama, mes jau ir sukūrėm su viena prototipinė mokykla, lauko klasė. Kaip atrodo ta lauko klasė? Iš tikrųjų, jinai tokia galbūt netipinė, jeigu vizualiai pasakojant, įsivaizduokite, išeinate į lauką ir medžių paaugsmiai yra sukurtas toks tarsi bioįvairovės portalas. Yra daug pastatytų pakeltų lysvių, aplink pakeltas lysves yra sukurta tokia erdvė atsisėsti. Tarp tų suoliuko atsisėdimo taip pat yra dar kitokio dizaino pakeltos lysvės. Mes lauko klasę vadinam, nes ten, kaip pastebėjom, šią vasarą vyko, ne tik vasarą, ir pavasarį ir rudenį vyko ne tik mūsų užsiėmimai, bet jau ir kai kurie mokytojai išėjo į lauką savo kitas pamokas vesti. Bet jeigu grįžtant prie tų pačių pakeltų lysvių, nes iš šono, taip atrodo tarsi toks sodas daržas, ar ne? Bet iš tikrųjų ta lauko klasė, tas bioįvairovės portalas yra tarsi įrankis, kur mes praktiškai per pačiupinėjimą galime mokytis tų 3 klimato kaitos, biologinės įvairovės ir maisto tinklų, kaip minėjau, temas. Tai ten nuo to, kas yra sėkla, kaip jinai išdygsta, kaip reikia laistyti, ko reikia, kad atsirastų maistas, viskas vyksta čia ir dabar vietoje. Nes mes, pripažinkim,
net ir pati idėja kilo iš tokių akistatų su jaunimu, kai tiesiog labai daug jaunimo miestuose nežino, pavyzdžiui, iš kokių šalių atkeliauja jų maisto produktai. Arba nežino, kaip jie atsiranda. Tas santykis, tas ryšys nuo sėklos augalo iki burnos, kol mes įdedam į maistą, į savo kūną, jis atitolęs. Dažnai mes lentynose matom produktą, o kaip jis atsirado, kokių sąlygų, kiek toli keliavo, kokį poveikį aplinkai padarė, jau tiesiog nežinom. Tai jeigu atsakant į klausimą, kaip kilo, tai taip ir kilo, matant tokį pavyzdį. Ir tas mokymasis sudėtas į 10 užsiėmimų programą yra lauko klasės vystymą, kurią be to mes lauko klasę kartu kūrėm su mokiniais, mokytojais, tėvais ir mokyklos kaimynais. Žmonėmis, kurie gyvena šalia daugiabučiuose. Kaip įsitraukia moksleiviai, kaimynai, mokyklos administracija ir mokytojai, ar ne? Atrodo, viena yra atvesti moksleivį prie jau tos pakeltos lysvės, jau pasodintos ten tos sėklos ir sakyti, štai auga, va taip auga mūsų maistas, ar ne? Bet turbūt įtraukiajame ugdyme, švietime yra labai svarbu tą visą procesą žmogui pažinti, kažkiek jame dalyvauti, tą bendruomenę apjungti. Tai kaip atrodo šitas visas, kad ta lauko klasė, ta gamta mieste, tos pakeltos lysvės atsirastų kažkur šalia mokyklos ir kokias užduotis daro patys moksleiviai, kad tame procese aktyviai dalyvautų. Taip, iš tiesų labai svarbu, jeigu kalbant apie procesą nuo maisto kelionės, nuo sėklos iki burnos, kad tie žmonės ir matytų visą tą kelionę. Tai mes, kai galvojam apie pačią programą, iš karto svarstėm, ar tai būtų moksleiviai, kurie nori ateiti, kurie keičiasi. Tai visgi nusprendėm, kad visoje programoje dalyvauja visą laiką tie patys mokiniai. Su mokykla pasitarėme ir buvo nuspręsta, kurie mokiniai tai bus, ten konkreti klasė. Ir jie keliavo visą kelionę, į kiekvieną užsiėmimą ateidavo vis tie patys mokiniai ir mes netgi pačioj pradžioj darėme ir tokią apklausą, šiek tiek, kad ir pamatuoti poveikį, kokį jie žinojimo lygį turėjo pradžioj, kokį jie žinojimo lygį turėjo po 10 užsiėmimų. Aišku, kadangi tai buvo šeštokai, jų ir atsakymai tokie, paaugliško, to pradinio, nes yra paauglystė vėlyvoji, ankstyvoji, tai ankstyvosios paauglystės. Tai va, tai ir tie atsakymai būna. Žinau, kad čia užauga, tokie, žinot, bet tai yra normalu. Tai programoje visą laiką dalyvavo tie patys mokiniai. Reikia pabrėžti, kad kiekvieną užsiėmimą sudarydavo 3 pamokos. Tai 3 kartus po 45 minutės mes taip skaičiuodavom. Ir kiekviena dalis, 1, 2, 3 dalis, kiekvieno užsiėmimo būdavo paskirstyta užsiėmimui, pavyzdžiui, 1 dalį mes skiriam išsiaiškinimui, kas yra sėkla, kas yra ta gyvybės sprogstamoji, pavyzdžiui, energija, ko reikia, kad užaugtų. Tada pasiemam sėklų pakelį ir žiūrim, tai ko reikia, kad ta sėkla išdygtų, reikia žemės. Labai įdomu žiūrėti, nes dauguma vaikų pirmą kartą pasiėmė sėklų pakelį ir jie niekada nesusimąstė, kad dar čia reikia galvoti, į kokį gylį arba kokiu tankumu tą sėklą pasėti. Tai čia tokios, aišku, detalios smulkmenos, bet tie užsiėmimai taip ir vykdavo iki smulkių detalių išsiaiškinimo, jų įvairių klausimų atsakymo ir ėjimo darimo praktiškai. Nes jeigu, pavyzdžiui, kalbant apie sėklų sėjimą, tai kai kurie irgi pamatė, kad neužtenka tiesiog pasėti, nes pusei mokinių niekas neišdygo arba nuvytų, nes jie suprato, tiksliai reikia laisti dar. Tai per tokias mokymosi... Arba neperlaistyt. Taip. Tai
Tai čia turbūt per nesėkmę irgi labai daug išmokstam. Neda, man norisi klausti, jūs buvote viena iš komisijos narių šio hakatono, kuriame Sandra su savo komanda su šitu projektu ir laimėjo. Tai mes kalbam apie tai, kaip svarbu yra tas neformalus švietimas, įtraukus švietimas ir kažkokios naujos alternatyvos atnešti klimato kaitos temas į ugdymo vietas. Tai kuo šis projektas Gamta mieste, na, taip išsireikščiau, dramatiškai pavergė jūsų širdis, kokias jisai temas paliečia, kad jums atrodė, kad na, tai yra vienas iš tų projektų, kuris vertas yra to palaiminimo, palaikymo ir kaip, na, jūsų akimis, kokias jisai temas aktualizuoja ir kokias problemas padeda spręsti. Na, žinoma, tenai, kai buvo tas hakatonas, tikrai buvo labai daug komandų su daugybė skirtingų idėjų ir iniciatyvų, kurias norėtų atnešti į švietimą. Šitas projektas, aš čia negaliu už visą komisiją dabar kalbėti, tiesą sakant, jau ir laiko šiek tiek praėjo, kad taip detaliai, bet man atrodo, jog jisai tikrai išsiskyrė tuo, jog labai stipriai buvo orientuotas į praktinį patyrimą ir buvo arti mokyklos. Ir mes dar turėjom tokią viltį, aš atsimenu, tikrai buvau užsakius ir vis dar, kai dabar girdžiu, man labai gera yra klausytis, kaip tai įsiprasmina, bet taip labai norisi, kad tai, na, toks pavyzdys, koks jis čia yra, ar ne, jisai įtraukia ilgajame periode, tie vaikai, kurie dalyvauja, jie atranda daug, įgyja ir praktinių įgūdžių ir po to išsineša žinias, jie priima jas visai kitaip negu tiesiog klausydamiesi ir panašiai, bet labai svarbu yra, kad tokios iniciatyvos kaip šis projektas būtų plečiamos ir kad tai nebūtų vien tik vieni šeštokai, kuriem pasisekė, nes į jų mokyklą atvažiavo, bet kad iš esmės tai galėtų tapti būdų, metodika, kaip mokyti maisto grandinės ar ne pažinimo tokių tematikų, kurias čia Sandra minėjo ir liečia, ir kad tai būtų ne tik vienkartinis dalykas, ką mes išvelgiam tokią perspektyvą irgi būtent šitame projekte, kad nebus taip, jog vieną kartą čia jūs pasėsit tas sėklas, išsivešit lysvės po to namo ir nieko daugiau nebevyks, ar ne? Tai kitais metais kiti vaikai gali ateiti ir ten pat mokytis ir taip gali suktis visas šitas ciklas. Ir kitas dalykas dar šalia to, aš visada esu tokia įsisteminimo šalininkė, tai labai čia yra nuostabi vieta ir galimybė šitą patirtį aprašyti, pasidalinti plačiau, viena vertus ir nuo toj pačioje mokykloje, kad jinai tęstusi net ir tada, kai nebebus gal kažkaip resursų palaikyti iš šono, kad mokytojai perimtų pamokas, kokias gali vesti, išmoktų patys naujų būdų, perduotų kitiem kolegom ir taip dalintųsi, nes tas dalinimasis gali labai padėti ir leisti mums greičiau atliepti tą klimato kaitą, suprasti apie ją, mokytis įvairiausiose amžiuose. Ir čia labai svarbu yra, čia žinoma, nereikia tikėtis, kad viena iniciatyva visus dabar apmokys, bet labai daug tokių iniciatyvų egzistuoja, panašių projektų kaip šis. Kuo labiau jie bus įsitraukiantis ir integruojami į standartinę švietimo sistemos eigos procesus, standartinius, į dalykų mokymą, juos periminės mokytojai, kursis aplink tai tinklai arba patys iniciatoriai, nevyriausybinės organizacijos, kūrėjai, praktikai daugiau dalinsis ir plės tą mastą, tuo greičiau mes pereisim per visus, ar ne, tuo greičiau mes daugiau tų kompetencijų suteiksim skirtingo amžiaus jaunimui, jie kartais ir net neretų atveju iš tikrųjų po to parsineša tą žinojimą namo ir dar tėvus apmokina, čia labai gera girdėti, sakot, ir mokyklos kaimynai jau visi traukia, tai tas žinojimas jis pasidaro daug didesnis. Tai man atrodo, kad tai yra svarbu ir šita viltis apie šitą projektą tikrai ir buvo toks skiriamas bruožas ir galimybė šitas projektas plėstis tikrai turėjo ir vis dar turi, tikrai nemažas ir tai tikrai buvo labai svarbu, žiūrint visame kontekste, labai nesinorėjo, kad mes turėtume vieną gražią iniciatyvą, kuri pasibaigs po pusės metų ir po to nebus kaip jos išvystyti. Tai čia yra labai svarbi dalis. Taip, Sandra, prašau. Iš tikrųjų, tas tolimesnis vystymas, pritariu Nedai, kad labai svarbu, netgi ir kurdami programą daug svarstėm, galvojom, kaip jinai, ta know-how, ar ne, kaip jinai turėtų būti kuriama ar sukurta, ar
kokia turėtų galimybė adaptuoti, kad jeigu šitą paslaugą užsisakytų Radviliškio, Joniškio mokykla, nežinau, savivaldybės, visuomenės sveikatos centras, nes tą paslaugą gali užsisakyti bet kas, tiesiog paslaugos gavėjai labiau pritaikyta yra mokiniams. Bet mes labai svarstam, kaip jinai turi būti sukurta, kad būtų galima ją adaptuoti bet kurioj Lietuvos vietoj. Tai pati programa jinai bet kokiu atveju gali būti vežama, tik turbūt tas vienintelis niuansas, ką gali rinktis kiti norinti šitos programos, ar jie nori to, vadinkim, bioįvairovės portalo, mes taip vadinam lauko klasę, ar ne. Nes kai kurie turi galimybę įsikurti lauko klasę. Kai kurios mokyklos neturi galimybę. Šiaip labai įdomu, nes mes, kai rinkomės pirmąją mokyklą, su kuria norim pabandyti sukurti, pasirodo, ne visos mokyklos miestuose turi ploto įkurti žalią erdvę, nes kai kurios mokyklos aplinkoj, mokyklos teritorijai yra tiesiog visur trinkelės, plytelės. Tai čia turbūt vienintelė iš tų sąlygų, kad jeigu nori lauko klasės žaliosios erdvės, tai turi būti kažkokia vieta tai jau kurti. Jeigu nėra galimybės, tada einam prie kito varianto, galima imti pačius užsiėmimus, bet jau to praktinio pačiupinėjimo šiek tiek kitaip bus. Aš manau, kad jo vis tiek reikia. Ir dar, jeigu kalbant apie poveikį mokyklos bendruomeniai, aš gal galiu paminėti mokyklą, su kuria mes dirbam, tai Kauno Mažvydo progimnazija. Iš tikrųjų, mes ją kai pasirinkom, mokykla labai apsidžiaugė, bet tuo pačiu ir kartu kėlėm klausimus, kad taigi mes nieko neturim aplink mokyklą, nei inkilų, nei kažkokių žaliųjų erdvių, yra tiesiog stadionas, pievutė ir keli medžiai. Bet labai įdomu, nes kai mokykla sužinojo, kad kartu mes padėsim sukurti tą lauko klasę, mokyklos lyderių klubas, administracija, mokytojai, jie taip užsikūrė, kad pradėjo įrenginėti įvairias kitas erdves, pradėjo kviesti tėvus į talkas įvairiausias, jungiasi į įvairius projektus susijusius su tvarumo, klimato kaitos tema. Net ir čia prieš kelias savaitės, kai kalbėjom su direktoriu, jinai sako, žinot, mes turbūt gal ir nebūtumėm taip užsikūrę, išsivystę kitų veiklų, jeigu nebūtumėt atėję su šita programa. Nežinau, kiek tai tiesos, bet turbūt irgi turi įtakos tokio paskatinimo. Čia kuriam, tai jeigu čia kuria iš šono ateinantys žmonės, tai mums reikia pasitempti, tai toks šalutinis efektas. Norisi šiek tiek pakalbėti ir apie tai, kad, per tokius ugdymo projektus mes leidžiame vaikams išeiti tiesiog daugiau į gamtą pabūti, ar ne, ir išeiti iš kabinetų, įkvėpti gryno oro, ypatingai jeigu tai yra lauko klasės. Ir čia norisi pacituoti knygoje Paskutinis vaikas miške, mūsų vaikų gelbėjimas nuo gamtos deficito sutrikimo, pristatomas toks reiškinys vadinamas gamtos deficito sutrikimas arba angliškai Nature Deficit Disorder, kuris iš esmės apibūdina vaikų ir suaugusiųjų patiriamus nuostolius susijusius su atitolimu nuo gamtos. Tai autorius šios knygos pažymi, kad atitolimas nuo gamtos gali lemti dėmesio sutrikimus, depresiją, nerimą, nutukimą ir net silpnėjantį kūrybiškumą. Tai kaip šis projektas ir kiti projektai, kalbantys apie tvarumą ir klimato kaitą mokyklose, gali padėti spręsti tą gamtos deficito sutrikimą, nes iš tiesų, jeigu pasikalbame su jaunais žmonėmis, labai elementari problema, jie tiesiog mažai būna lauke, ar ne? Tai kaip tokie projektai gali šitą problemą spręsti? Nes iš tiesų gamtos deficitas, jis atneša labai tokių daug kompleksinių temų. Visų pirma, turėkime omenyje, kad žmogus praktiškai 99% viso savo gyvavimo laiko, jeigu evoliucijai kalbant, gyveno ir vystėsi gamtoje. 100 metų mes gyvenam pramoniniam amžiui. Ir kai aplinkui atsiranda aplinka
prie kurios mūsų kūnas, smegenis, nervinė sistema tiesiog nebegeba taip greitai adaptuotis, tai natūralu, kad vyksta pokyčiai ir mūsų kūne, mūsų aplinkos priėmime, netgi sensoriniai sistemoj, mūsų įgūdžiuose. Tai jeigu kalbant apie mokinius, labai dažnai pastebiu tokį dalyką, kad norima apkrauti įvairiomis lavinamosiomis priemonėmis, inovacijomis, daiktais, bet tas apkrovimas įvairiomis priemonėmis mažina jaunų žmonių gebėjimą ieškoti sprendimų, kūrybiškumą, matyti, kaip tiesiogiai vyksta procesai, iš kur kas atsiranda. Aš kaip pavyzdį galiu pasakyti, pavyzdžiui, jeigu mes apkrausim kanceliariniam priemonėm, ar ne, ten flomasteriai, plastelinai, modulinai, planšetės ir visa kita, tai yra tiesiog papildomos priemonės, kurios dar labiau išblaško mūsų dėmesį. Gamtoj procesai yra lėtesni ir suvokimas, kaip viskas vyksta, skatina patį kūrybiškumą, analitinį mąstymą, netgi patį žinių įsisavinimą. Jeigu kalbant apie sensoriką, tai labai intensyvus informacinis kiekis iš aplinkos slopina mūsų jutiminius sensorinius gebėjimus. Ką aš turiu meny? Jeigu iš prigimties mes turim šiaip kaip žmonės žinduoliai tokią gerą uoslę, kad mes šiaip gebam atpažinti, kur sugedęs maistas yra, kur yra kažkoks toksiškas kvapas, bet kai aplinkoje yra tiek daug intensyvių kvapų, kvapikliai, kvepalai, gaivikliai, purškikliai, cheminė tarša, tiesiog mūsų tas uoslės gebėjimas jis slopsta ir mūsų gebėjimas atpažinti gal kažkokius nuodingus dalykus taip pat slopsta. Tai visa tai kaupiasi mūsų organizme ir paskui jau išeina per tam tikrus įvairius elgesio pokyčius, sutrikimus, nes gaunant daug informacijos, mes bandom suvaldyti tą savo dėmesį, kas dabar vyksta ir su jaunais žmonėmis. Jie gauna tiek daug informacijos, kad bando išlaikyti dėmesį ir čia, ir čia, ir čia, ir čia. Ir smegenys gauna tiek daug informacijos, kad ten vyksta tokie kaip sprogimai, sujungimai. Ir tai išsireiškia per ADHD sutrikimus, per pykčių priepuolius, per tam tikras emocinius šuolius. O gamtos fraktalai per sulėtėjimą padeda grąžinti mūsų evoliucinę, tą natūralią būseną, prie ko mūsų organizmas yra pripratęs ir per ilgą laiką evoliucionavęs. Mes visą laiką keičiamės, pritampam prie aplinkos, tiesiog tas staigus, vadinkim, technologinis šuolis yra toks greitas, kad jis neatitinka mūsų kūno gebėjimo adaptuotis prie tų išorinių dirgiklių. Noriu pasidžiaugti, labai gražus atsakymas, Sandra, labai net ir man pačiai, atrodo, geriau tą problemą supratau. Pačiai pabaigai norisi, turbūt nepavyks dabar staigiai visoms mokykloms, ar ne, pradėti projekto Gamta mieste iniciatyvos ir Sandra su komanda turbūt tiek rankų neturi, kad pas visus atkeliautų, bet ką vis dėlto mokytojai, moksleiviai arba vietos bendruomenės, kuriams rūpi tiek švietimo kokybė jų mokyklose, tie patys tėvai, ką jie gali padaryti, kad sustiprinti tą ryšį su gamta? Galbūt kažkokias idėjas iš šitos iniciatyvos jie gali integruoti ir be Sandros pagalbos, ar ne? Galbūt gali patys imtis iniciatyvos, tai ką rekomenduotumėte tiems, kurie klausosi šitos tinklalaidės serijos ir galvoja, norėčiau aš kažką atnešti į savo bendruomenę arba į mokyklą, nežinau nuo ko pradėti. Tai nežinau, galbūt Neda nuo jūsų, gal turite rekomendacijų kokių arba idėjų. Gal čia dar Sandra gali komentuoti, aš taip iš tolėliau galiu gal pažiūrėti, ne konkrečiai apie šį projektą, ar ne vien apie ryšį su gamta, apskritai klimato kaitos kontekste. Man atrodo, jog svarbu
svarbus čia yra du dalykai, vis dar liekant taip švietimo kontekste. Tai yra horizontalus požiūris į šitą klausimą ir temą, nesitikėti ir negalvoti, kad apie klimato kaitą mes galime mokytis tik per biologiją ar geografiją. Tai ieškoti, kuriuose šiaip beje yra numatytos šitos temos, jos atsiranda. Etika dar vienas iš tokių dalykų, kur irgi yra daugiau, bet lietuvių kalba, bet koks kitas kalbinis ugdymas, matematika, pilietiškumas, fizinis ugdymas, dailė, muzika, bet kurie dalykai, jie gali turėti savyje dalį šitos temos. Gal tai nebūtinai reiškia, jog per matematiką dabar reikia atsisėsti ir kalbėtis, kaip ta klimato krizė čia vyksta, apie kokį socialinį teisingumą ar kitus aspektus, bet kai sprendi uždavinius, dalis jų gali būti susijęs su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, su įvairiomis tendencijomis, kaip temperatūra kinta, bet kokius kitus dalykus mes galim skaičiuoti, ne tik 200 obuolių ar ne uždavinyje. Tai čia kaip elementarus labai pavyzdys, bet ir meninė raiškoj tikrai Žinių ekonomikos forume mes irgi esam padarę ir įtraukimo į skirtingas disciplinas tokią atmintinę klimato kaitos, tai čia gali mūsų ŽFLT puslapyje rasti, bet kuris mokytojas. Ir ten yra daugybė pavyzdžių, kaip nuo tam tikrų meno kūrinių, muzikos kūrinių, dailės, literatūroje ar bet kokiose kitos, visose iš esmės dalykuose galima klimato kaitą mokyti, integruoti ir turėti tokį tarpdalykinį požiūrį ir horizontalų požiūrį į tai. Tai čia yra šitai labai svarbu. Kitas dalykas, kuris man atrodo bendrai mokyklai kaip ekosistemai, kai mes žiūrim į žaliųjų kompetencijų ugdymą, klimato kaitos mokymą, jeigu mes žiūrėsim tik per dalykinę perspektyvą, labai toli nenueisim ir vis tiek turėsim tam tikrus apribojimus, kol kalbam žinių lygyje, mažiau galimybės gal turim ugdyti gebėjimus, įgūdžius ir panašiai, bet mokykla pati kaip ekosistema, jinai gali būti tvari, darni ekosistema ir tada neužtenka vien tik tai integruoti į ugdymo turinį, ką aš čia galvat pavardėjau, neformalios veiklos yra beprotiškai svarbus. Integruoti į renginius, kaip mes organizuojame mokykloje renginį, kiek jis yra tvarus. Mokyklos vartojimas, nuo mokyklos atliekų, mokyklos maitinimo, įvairiausių tokių elementų, infrastruktūra mokyklos, nuo energetinio efektyvumo, pačių pastatų, logistikos galų gale, arba tų žaliųjų erdvių, apie kurias čia kaip pavyzdį ar Sandra minėjo. Tai visi šitie dalykai yra galimi. Labai gera girdėti, kad ir šitam pavyzdį mokykla tarsi užsikrėtė ieškoti naujų būdų, kaip būti dar labiau darne, tvare, dar labiau orientuotis į šitą klimato kaitos perspektyvą. Tai labai skatinčiau ir kvieščiau ir daugiau mokyklų, ir daugiau bendruomenių įvairiais kampais į tai žiūrėti. Tai nėra vien geomokslų ar chemikų klausimas, tai yra socialinis klausimas ir socialinis iššūkis taip pat. Ir įvairiausiose savo veiksmuose, kasdienėme savo gyvenime, savo aplinkoje mes galim rasti būdų, kaip tai atliepti, kaip į tai atsižvelgti ir kaip nepamesti šitos temos. Sandra, galbūt ir tu turi idėjų, kaip galbūt gali mokyklos bendruomenės ar vietos bendruomenės didinti tą ryšį su gamta ar apskritai kompetencijas apie klimato krizę jau šiandien, tarkime, be papildomos pagalbos. Man visada noris atsižvelgti į mokytojų gaunamą krūvį, nes bet kokiu atveju yra reikalinga išeiti programas ir apkrauti, nes dažnai girdžiu iš mokytojų tokį, kad mums dar apsikrauti kažkokią papildomą, tame mes ir taip nespėjom išeiti tų programų, bet aš noriu pasidalinti kelių mokytojų nuostabiais pavyzdžiais, kaip jie šitą tokį kompleksinį temos integralumą persuko į kitą pusę ir pasidarė taip, kad jiem patiems labai faina būtų. Tai kaip pavyzdys, Druskininkuose esu kalbėjus su pora mokytojų, viena, jeigu neklystu, vokiečių kalbos mokytoja, jinai dalinusi tokią patirtim, man sako pačiai neįdomu toj klasėje sėdėti ir mokytis, aš pasidariau tas pamokas taip, kad man būtų įdomu, aš pasiemu mokinius ir einam vokiečių terminų mokytis į, pavyzdžiui, ten Girios aidą arba į kažkokią parduotuvę, arba lygiagrečiai tas temas, tapti tikrus terminus arba skaičiavimus
Jie mokosi užsienio kalba, bet išeina lauką, tyrinėja, reikia kažką nusipirkti, pasiskaičiuoti, atpažinti kažkokį augalą, gyvūną. Tai čia vienas iš pavyzdžių, kad mokytoja pasidarė taip, kad ir jai gerai būtų, bet ir mokiniams įdomu. Ir tuo pačiu greičiau išsisavina informaciją. Pavyzdžiui, dabar galiu irgi pasidalinti vienu labai gražiu pavyzdžiu iš tos pačios Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos, su kuria mes dirbam. Tai dalinasi mokytoja, kad sujungia dailės pamoką su geografija ir pamokos tikslas yra geografinių sąvokų vaizdavimas dailės kalba. Mokiniai kūrybiniuose darbuose naudoja įvairias ten medžiagas, bet tokias organinės, žinokit, smėlį, kriauklę, žirnius, ryžius, tokias, kur kompostuoti galima. Ir jie su tais savo meniniais darbais sujungia ir geografinės žinias ir kūri tokius įvairiausius piešinius. Gaila, negaliu per garsą parodyti, bet ten geografinės struktūros, kaip formuojasi žemė, įvairūs aplinkos procesai, kaip slenka plokštės, ir taip toliau. Čia irgi vienas iš tokių pavyzdžių, kad geografija sujungia su dailė, prijungia organinės priemonės, štai ir įdomi pamoka ir dar matau, kad jie pasidarė netgi tokią parodą. Ir visą tą organizavimą įsitraukia ir mokiniai, ir mokytojai. Tai tiesiog kvietimas mokytojams, mokiniams, lyderių klubams, dažnai būna mokinių savivaldos, daryti taip, kad jiem patiem būtų smagu. Nuostabu šiai pavyzdžiai ir labai smagu girdėti Nedos mintis, kaip turi šitos temos integraliai ir horizontaliai į visas pamokas tarsi įsilieti. Ir štai Sandros pavyzdžiai, kad tą ir galima padaryti. Ir vokiečių kalbą besimokant galime štai eiti į gamtos muziejų, mokytis terminų ir to pačiu geriau pažinti gamtą ir panašiai. Tai labai džiugu tą girdėti. Ir noriu tiesiog palinkėti sėkmės jums plėtojant iniciatyvą Gamta mieste ir apskritai dirbančioje srityje. Aš tikiuosi, kad vis daugiau mokyklų kurs tokias ir panašias erdves, kur mokiniai galės būti ugdomi ir spręsti klimato kaitos iššūkius, ne tik skaitydami vadovėlius, bet ir patirdami gamtą. O aš noriu padėkoti abiems pašnekovėms, kurios sutiko šiandien pasikalbėti. Su manimi šiandien kalbėjosi Gamta mieste viena iš įkūrėjų, organizatorių, kūrybininkė, ES klimato pakto ambasadorė Sandra Galtikaitė ir asociacijos Žinių ekonomikos forumas direktorė Neda Žutautaitė. Tai ačiū Jums labai už pokalbį ir iki kitų susitikimų.